vėlus vakaras, tai padariau specialiai, kad matytumėt laikrodį, nes visai neplanavau planuoti vlogo, bet yra daug dalykų, ką pasakyti apie šitą pasaulį, šitą gyvenimą ir sekimą Kristumi, bet aš patiriu, kad dauguma žmonių bijo iš vis vardo Jėzus dėl tam tikrų baisių patirčių. Tikrai žmonės tiesiog yra susidūrę su tragiškom patirtim su kitais žmonėm, kurie laikė save krikščionimis arba netgi Jėzaus vardu darė tam tikrus veiksmus. Ir aš privalau pasakyti jums, kad mes žmonės, pirma, jeigu nesame atgimę iš šventosios dvasios, tai mes nežinom, kas yra Dievas. O antra, net kai mes atgimstam iš šventosios dvasios, tai yra toks kelias, pati pradžia yra kupina klaidų ir reikia laiko išmokti, visų pirma, išgirsti Jėzaus balsą. Žodžiu, dauguma žmonių pristato viešpatį neteisingai. Ir aš noriu labai jūs įspėti, kad negalima nusisukti nuo Dievo, jeigu jis vienas žmogus įskaudino. Čia yra tragedija. Nežinau, kokį dabar greitai pavyzdį sugalvoti. Įsivaizduokit, yra receptas, ar ne, kokio nors labai žinomo patiekalo. Ir visam pasauliu tą patiekalą žino. Ir jūs nuvykstate į kokią nors kavinę, nepasiklausęs, kas yra virtuvės šefas, kiek kaviniai metų, žodžiu, kokius produktus perka, ir jums paruošia tą patiekalą. O paaiškėja, kad ten buvo žmogus, kuris nemoka to patiekalo ruošti. Ir jūs suvalgėt tokį patiekalą, nusprendžiat, kad daugiau gyvenime to patiekalo nebevalgysit ir kad tas patiekalas yra šlykštus ir jūs nesuprantat, kaip gali visas pasaulis tą patiekalą žinoti ir mėgti. Štai, manau, kad čia yra tobulas pavyzdys, kaip yra Jėzus atmetamas žmonių. Ne visi, kurie seka Jėzų, seka tikrąjį Jėzų. Ne visi, kurie seka viešpatį, yra iš tiesų atgimę iš dvasios. Ir ne visi, kurie laiko save atgimusiais iš dvasios, nes jiems tai pasakė jau bažnyčios pastorius. Nes jis yra įstikinęs, kad vandens krikštas yra lygus atgimimui iš aukšto. Ne kiekvienas tas, kuris laiko save atgimus, yra atgimęs. Kaip atskirti? Labai paprastai. Pirma, žmogus, kuris iš tiesų yra atgimęs iš dvasios, bus atviras pataisimams. Ir aš nekalbu pataisimams, kur pasaulietis žmogus duoda man pataisimą. Pasaulietis, kuris pats nėra atgimęs ir neseka Dievo, duoda man patarimą. Ir pilnas pasitraukimas nuo nuodėmės. Yra antras dalykas. Pilnas siekimas laisvės nuo nuodėmės. Yra kažkokia nuodėmė, atsidedi maldai, meldiesi, klausi Dievo, kaip daryti, kaip nustot. Ir savo jėgom neini tą nuodėmę. Daryk kažką kitą. Ateina mintis pult į nuodėmę, daryk kažką kitą. Paskambink broliui Kristuje ar sesiai Kristuje. Melskitės, susitikit, darykit kažkokią veiklą. Traukitės nuo velnio ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie viešpaties ir viešpats artinsis prie jūsų. Reiktų atsiversti eilutę, bet žinot, apie ką aš kalbu. Yra paskutiniai laikai. Nėra paskutiniai laikai 2025 metus. Dabar yra paskutiniai laikai. Dabar yra masinis atitolimas nuo viešpatės. Taip pat yra daug stebuklų, daug kas atgimsta dvasia, yra daug vizijų, yra dangaus ženklai. Visa, kas vyksta, rodo, kad viešpats sugrįš greitai. Ir jeigu jūs negyvenote viešpačiui, tai viešpats
sakys, kad nepažįsta jūsų. Aš kalbu apie tą eilutę, kad jūs darėte man stebuklus, mano vardu jūs evangelizavote, bet aš nepažįstu jūsų. Nes visa, ko žmogui reikia, kad jo sielai atsirastų ramybė, turėtų intimų santykių su Jėzumi. Taip kaip aš dabar kalbu jums į kamerą, taip pat aš su Jėzumi kalbu. Tiesiog, paprastai, nes aš dabar irgi aš viena kambarį sėdžiu, nieko čia daugiau nėra, aš kalbu į kamerą. Aš noriu, kad mano kanalas atvertų akis tiems, kurie turi labai tvirtą nusistatymą prieš Jėzų ir prieš Bibliją, nes galimai turi patirties su neteisingai pristatytų Jėzumi. Amžinasis gyvenimas yra kiekvienam ir kiekvienas žmogus gali ateiti pas Jėzų. Tam reikalingas nusižeminimas ir tikėjimas kaip vaiko. Paprastas tikėjimas. Ir šiaip nėra viskas taip jau labai liūdna. Viltis yra ir visgi Dieve yra didelis džiaugsmas, kai jis atveria akis ir ištraukia žmogų iš melų. Tai jame atsiveria didelis džiaugsmas, nes tu supranti, apie ką viskas yra. Ir viskas tikrai nėra apie save, viskas yra apie Dievą. Kuo labiau mes į save esam susikoncentravę, tuo didesnė yra depresija. Pinigai ateina iš Dievo, sveikata, turtai, viskas ateina iš Dievo. Bet mes negalim siekti Dievo tam, kad kažką gauti. Tai jau būtų išnaudojimas, o ne tyra meilė ir vaikiškas tikėjimas.